Sveiki, veduosi lagaminą į Singapūrą. Ir kadangi dažnai man tenka keliauti, aš nusprendžiau nufilmuoti filmuką ir parodyti jums, kokius produktus aš susidedu kelionėje. Dažniausiai iš kelionės stengiuosi susidėti kiek įmanoma mažiau produktų, todėl pamaniau, kad šis filmukas jums bus naudingas. Akivaizdu, kad į kelionę aš tokių didelių buteliukų tikrai nesivežu. Juos aš susipilu į mažesnius, štai tokius buteliukus, kuriuos parduotuvėje pirkau tiesiog už 50 centų. Juos galite rasti visose kosmetikos parduotuvėse. Pavyzdžiui, savo mėgstamiausią akių makiažo valiklį Lakomo aš suplakiau ir susipyliau į mažesnį buteliuką, taip aš sutaupau vietos kosmetinėje. Na, o šampūną ir kondicionierių aš susipilsiu į mažesnius štai tokius buteliukus, tam, kad tiesiog neužimčiau per daug vietos savo lagamine ir man būtų lengviau nešti rankinę. Taip pat į lėktuvą visuomet nešuosi drėgnų servetėlių, kurios gelbėja mane, kai noriu šiek tiek atsigaivinti ar nusivalyti makiažą. Ir nepaslaptis, kad skrendant lėktuvu labai išsausėja oda, lūpos dėl sauso oro. Todėl aš visuomet su savimi turiu lūpų balzamą, kuris tiesiog sudrėkina mano lūpas. Keliaujate, rekomenduoju su savimi vežtis tokį kremą, kurį galite naudoti ir dieną, ir naktį. Todėl aš naudoju Nixos drėkinamąjį kremą. Vietoj makiažo pagrindo aš naudoju makiažo pagrindą, tačiau jis yra tokiai gražiai kompaktiniai dėžutei Yves Saint Laurent. Tai yra cushion makiažo pagrindas, kuris labai gerai maskuoja ir kadangi jo maskavimo lygis yra labai didelis, tai man jau nebereikia su savimi imti papildomą maskuoklio. Tai taip aš vėlgi sutaupau šiek tiek vietos rankiniai. Na, mano mėgstamiausias produktas tai yra Urban Decay paletė, kuris susidaro iš 3 spalvų – bronzanto, highlighterio ir skaistalų. Taigi vienoje paletėje jūs turite netgi 3 spalvas, kurias galite panaudoti ne tik veidui, bet ir akims. Na ir vos nepamiršau paskutinių 2 produktų, tai yra lūpų pieštukas, kurį dėviu štai dabar. Ir akių pieštukas, kurio pabaigoje yra kempinėlė, kuri padeda išsklaidyti juodą liniją. Keliaukime kartu į Singapūrą.